Metais buvo patvirtinta ilgalaikė pastatų renovacijos strategija, kuri apima iš esmės visus pastatus, kaip jie yra segmentuojami, tai mes turime yra suinventorizuotas pastatų sektorius, tai daugiausia turime individualių pastatų. Jeigu žiūrėti pagal kiekį, tai galbūt daugiabučių neatrodo tiek daug, jeigu vertiname vienetais, tačiau kai mes perinam į sekančią lentelę, pavyzdžiui, pastatų plotą, mes matome, kad daugiabučių plotas jis pasiveja tuos didelį kiekį individualių gyvenamųjų namų. Ir kai mes kalbam apie prioritetus, į ką reikia nukreipti dėmesį, labai yra svarbu, kad įvertinti, kad daugiabučiuose gyvenantys žmonės, visgi tai yra mažesniuose plotuose gyvenantys žmonės, lyginant su individualiais gyvenamaisiais namais. Tai atitinkamai namų ūkiai arba kiekis namų ūkių, į kurį yra orientuojamas, jisai gerokai yra patrauklesnis iš valstybės pusės skatinti gyventojų gyvenimo kokybės gerėjimą, kai mes renovuojame daugiabučius. Ta pati galima pasakyti ir apie investicijas. Vėlgi, daugiabutis ir daugiabučio renovacijos kaštai atrodytų yra ir nuolat augantis ir didėjantis, tačiau vėlgi dėl to paties ploto, dėl to, kad darbai yra daromi visam pastatui ir nauda atitenka didesniam gerokai namų ūkių kiekiui. Iš esmės reikalingos investicijos vėlgi jos yra gerokai mažesnės negu individualiems gyvenamiesiems namams. Tačiau yra paradoksas tame, kad vėlgi daugiabučiuose ir senuose daugiabučiuose gyvenantys žmonės dažnu atveju nėra tokie iniciatyvūs, nėra tokie motyvuoti rūpinti savo daugiabučiu ir jie iš esmės save dažnai apriboja tame individualios nuosavybės ribose, tai yra savo bute, užmirždami arba nejausdami tos bendros atsakomybės, kad jie turi rūpintis ir tą bendrąją nuosavybę, tai yra tuo visų bendruoju turtu. Tai su tuo yra susiję tie turbūt iššūkiai, realybė, į kurią mes einame, ties kuria dirbame kiekvieną dieną, tačiau tai sunkumai tai nereiškia, kad mes neturime siekti juos įveikti. Kas yra svarbu, kad ilgalaikiai pastatų renovacijos strategija yra 3 kertinės šakos, į ką yra einama, tai yra energijos vartojimo efektyvumo didinimą, tai yra pačią renovaciją, su kuo mes labai susiję. Tada yra 2 kiti svarbus elementai, apie kuriuos kalbėjo prieš tai, pristatė pranešimus darė pristatytojai, tai iš esmės yra būtent iškastinio kuro mažinimas, kaip tikslas ir perėjimas būtent prie CO2 mažinimo. Ir tikslas yra sudaryti sąlygas pertvarkyti beveik nulinės energijos sąnaudas, nulinės energijos pastatus. Šiai dienai parašyta beveik nulinės, tačiau jeigu žiūrėti visai neseniai, prieš porą savaičių Europos komisija paskelbė, kad bus tvirtinama sugriežtinta pastatų energinio efektyvumo direktyva, kurioje tokia savoka yra keičiama ir iš esmės yra perinama prie to, kad tai turi būti ne beveik, tačiau tiesiog netaršus pastatas, turi būti siekiama netaršių pastatų. Ir tie 3 dedamosios rodo, kad į pastatus mes turime žiūrėti plačiau ne tik į tą einamąją energijos vartojimą arba, sakykime, renovaciją, bet ir į visą pastatų ciklą, apie kurį dar kalbėsiu plačiau. Tikslai, jeigu taip žiūrėti bendrai, iki 50 metų yra siekiama, kad būtų pirminės energijos vartojimas sumažinta 60%, kad būtų visiškai atsisakyta iškastinio kuro naudojimo pastatuose. Prielaida yra daroma tai, kad turi būti transformuotas tiek centralizuoto šilumos tiekimo tinklas, atitinkamai energetikos sektoriaus transformacija turi vykti vėlgi perinant ir pilnai užtikrinant perėjimą prie atsinaujinančių išteklių. Ir tie pastatai ir būstai, kurie nėra prijungti prie centralizuoto šilumos tinklo, kad jie iš esmės turėtų naudoti tik tai atsinaujinančius energijos išteklius. Ir paskutinis turbūt svarbiausia siekiamybė, kurią noriu išskirti, tai yra tai, kad sumažinti metinį pastatų fondo anglies dvideginio išmetimą iki 0%. Tikslai, kai mes sakom, kad
norim pereiti ir sumažinti iki 0 procentų, tai yra 100% panaikinti vieną ar kitą elementą, atrodytų tikrai yra labai šokingi. Tačiau čia yra vienas svarbus momentas, kai mes kalbame apie pastatus, daugiabučius, ypatingai ir tuos daugiabučius, apie kuriuos mes kalbame, kad reikia renovuoti, tai yra daugiabučiai pastatyti iki 93 metų. Strategija šita yra iki 50-ųjų. Tai vadinasi, tie jauniausi daugiabučiai 50 metais jie jau bus 60 metų senumo. Tai turim suprasti tai, kad nieko nedarant ir tai čia jauniausia, vyresni tai bus ir 100 metų, nes, sakykime, tos statybos masinės prasidėjo nuo 60 metų. Ar ne, tai esmė, kad vis tiek su visais tais daugiabučiais turės būti kažkas daroma ir tas pokytis jis yra neišvengiamas. Klausimas yra, kaip laikė mes sureguliuosime ir kaip protingai mes tą padarysime. Kai kalbam apie energinio efektyvumo programą, daugiabučio energinio efektyvumo programą, tai vėlgi labai svarbus yra momentas, kad tikrai mes daugiausiai koncentruojamės galbūt į tą šiandieninį energijos vartojimą, tai yra kiek yra sunaudojama energijos, koks yra jo šaltinis, galbūt tai yra tas eksploatacijos kaštai. Tačiau, ką kalba strateginiai dokumentai, Europos bekeičiama, sakykime, pastatų energinio efektyvumo direktyva ir kai yra vedama savoka ir plėtojama savoka netaršus pastatai, iš esmės jie apima visą gyvenimo ciklą. Visą gyvenimo ciklą, vadinasi, turime galvoti apie pirminės medžiagas, apie patį statybos procesą, apie transportavimą, tik tada apie eksploatavimą, apie jo priežiūrą pastato ir panašiai. Ir tada netgi turime galvoti apie utilizavimą arba naikinimą ir medžiagų perdirbimą. Ir šitoje vietoje būtent skydinė renovacija yra kaip ta industrinė, sakykime, renovacija, vėlgi yra kaip galimybė iš esmės siekti jau ir pradėti žiūrėti bendrai šitų tikslų, tai yra naudoti tiek tikslesnės medžiagas, tikslesni procesai turėtų vykti ir geresnis medžiagų panaudojimumas ir perdirbimas vėliau. Ir kaip minėjo ministras, iš esmės yra ir tos vietinės, sakykime, vietinių medžiagų santykio didinimas ir gerinimas, kuris vėlgi prie tų bendrųjų tikslų tikrai turi prisidėti. Pati daugiabučių namų modernizavimo programa, aplink kurią visas sukasi renovacijos, šiaip jinai buvo patvirtinta 2004 metais. Ir 2004 metais tikslas buvo įvardintas šiek tiek kitaip, negu kad jisai mums pažįstama šiai dienai. Tai buvo siekiama užtikrinti efektyvų esamą būsto panaudojimą, priežiūrą, atnaujinimą, modernizavimą ir racionalų energijos išteklių naudojimą. Tai platesnis buvo savoka lyginant su tuo, kaip programa buvo pakeista ir evoliucionavo 2011 metais, kur buvo išskirta, kad siekis yra orientuotis į energinį efektyvumą ir tos pastatus, kurie yra pastatyti pagal standartus galiojusius iki 1993 metų, kad juos modernizuoti. Tai yra šiek tiek nueita tuo keliu, vertinant būtent per energinio efektyvumo prizmę. Tai programa pati, jinai iš savęs yra tam tikras kompromisas, kuris apjungia ir suderina labai skirtingus procesus, tai pradedant nuo civilinio kodekso, nuo civilinių procesų, tai yra kaip yra priimami sprendimai, tai yra prie balsavimų eigos, prie finansavimo, toliau finansavimo procesai, tai yra, kai yra derinamos skirtingos paramos rūšės, tai yra tiek teikiamos paskolos, tiek yra teikiamos valstybės parama, tiek kompensuojamos nepasiturančių gyventojų, sakykime, išmokos už juos ir panašiai, tuomet yra viešųjų pirkimų procesai paliesti, tuomet yra statybos visas procesas priderintas prie programos ir tai sudaro tokie bendrą paveikslą, kaip ta visa programa veikia. Jeigu vienas smagratis nesisuka, stoja visa programa ir, sakykime, kažko mes išjudinti nelabai galim, nebent tai yra pavienės iniciatyvos. Programa yra paremta tuo, kad vėlgi tas laikotarpis nuo 60 metų iki 92 metų tikrai sąlygoja, kad
kaip ir atsirado labai daug tų standartinių daugiabučių, kurie sudaro prielaidas tikrai masiškai imti, renovuoti, eiti šituo keliu. Teisinga atrodytų prielaida, bet ne iki galo, todėl kad mūsų daugiabučiai, vėlgi jie yra iš esmės tikrai labai skirtingi. Jie skiriasi, kad ir dydžio, tai daugiabučių yra laikomas pastatas, kuriame yra 3 butai ir daugiabučių laikomas 13 aukštų pastatas, kuriame yra 100 su viršum butų, ar ne. Tai priemonės taikytinos vienai ir kitam būstui, jos yra tikrai visiškai skirtingos. Ir tie 35 000 daugiabučių, kuriuos mums reikia renovuoti, vėlgi jie nelabai gali, turbūt nelabai efektyvu yra eiti per vieną modelį, per vieną tą tvarką, kokia jinai yra šiandien. Ir mūsų manimu, tai ta evoliucija, kurią mes turime, tai yra 2004 patvirtinta programa, 2011 pakeista. Šiai dienai turbūt ateina laikas, kai reikės vėlgi peržiūrėti tą programą ir pristaikyti prie tos esamos patirties ir kad ją modifikuoti. Kaip mes matome tą visą evoliuciją, aš to nevadinčiau jokių būdų revoliucija arba skydinės renovacijos atėjimas, tai jisai neturi iškelti revoliucinį kažkokį tai veiksmą, tai turi būti natūrali evoliucija, kuri leidžia toliau gyvuoti ir išnaudoti tas esamas stipriasias vietas, bet tuo pačiu pereiti į aukštesnį kokybinį lygį, didesnės apimtis ir panašiai. Evoliucija turi remtis tuo, kad iš esmės pastato nusidėvėjimas, jisai yra kelių būdų. Tai šiandieninė, tarkim, daugiabučių renovacijos programa, jinai remiasi tuo, kad mes žiūrime daugiau į tą techninį nusidėvėjimą, tai yra netitikimo techniniams reikalavimams, energiniam efektyvumui ir panašiai, tačiau yra kiti nusidėvėjimai, kurie buvo ir minėti jau šiandien. Tai yra funkcinis nusidėvėjimas, tai yra ar gyventojams patogu ten gyventi, ar išplanavimas yra geras, kaip reikia keisti patį būdą ir su tuo susijusius iššūkius ir tiem pastatam, kurie yra funkciškai nusidėvėję, galbūt ta tradicinė renovacija nėra joks įsigelbėjimas ir mes neturėtumėm kreipti ten dėmesį arba turėtumėm dėmesį ir skatinimą daryti kitokį. Lygiai tas pats yra urbanistinis nusidėvėjimas, tai yra, kai pasikeičia vietovė, kaip pavyzdys yra Konstitucijos prospekte stovintis pakankamai jau kaip solidaus amžiaus daugiabutis, ar ne, kuris yra apstatytas aplinkui iš visų pusių naujais tais stiklainiais, ar ne, tai ta prasme matom, kad jis yra kaip visiškai urbanistiškai pastatas pasenęs ir reikia spręsti klausimą iš esmės, ta prasme, ar tai renovacija padės, ar ne, čia jau tikrai yra architektų klausimas, tačiau prielaidas tą mes turim sudaryti. Ir atitinkamai, žiūrint per šitas prizmes pačią programą, mes galvojam, kad ją reikia pertvarkyti ir atskirti, kas yra remontas, koks jisai gali būti pagal pastatų tipus ir panašiai. Tada turėtų atsirasti konversijos, programa arba priemonė, tuomet yra restauracija, kuri turėtų būti taikoma paveldo pastatams, kuriems vėlgi netaikomi ir negali būti pritaikomi tie įprastiniai, sakykime, standartai, kuriuos mes keliame naujai statybai arba renovuojamam pastatui. Na ir vėlgi griovimas ir nauja statyba, vėlgi tai yra realybė, kuri vis arčiau, kaip ir minėjau, einant laikui, žiūrint ilgalaikę perspektyvą, kai mes kalbame, kad tie daugiabučiai, kai kurie bus jau peržengę ir 100 metų gyvavimo laikotarpį, derinant dar ir su kitais nusidėvėjimo elementais, tai iš tiesų gali būti tikrai pagal kaštų naudos analizės, kaip pasakyti, principą įvertinimą ir vertinimą, tai turėtų būti jau galbūt ir griaunami ir tiesiog statomi iš naujo. Atitinkamai pačią programą ir paprogramas norėtųsi vėlgi atskirti, kad ir kur mes matome potencialą. Tai kaip jau buvo minėta šiandien, tai daugiausiai šiandieninė programa remiasi į pavienius pastatus. Tai yra daugiau susijęs su tais civiliniais procesais, kad vėlgi gyventojai turi priiminėti sprendimus ir nuo pačios bendruomenės gyvenančios konkrečiam name, nuo administratorius, kokie jisai turi santykį su gyvenamuoju namu. Nuo to labai dažnai priklauso, ar gyventojai pasirenka renovacijos kelią ar ne. Tačiau didesnis potencialas ir galimybių turime ieškoti būtent dėl tipinių grupių ir kai žiūrime ir kalbame apie skydinę renovaciją, tai aplamai pačių pastatų, tarkim, grupavimas ir identifikavimas, kurie yra maksimaliai vienodi, kad mažinti jų, sakykime, renovacijai reikalingus kaštus, kad pasirengti ir panašiai, tai grupavimas pačių pastatų, netgi nebūtinai teritorinių pagrindų, jisai turi duoti pridėtinę vertę. Nebejotinai
kvartalo ar mikrorajono renovacijos. Vėlgi jos turi turėti tos kaip kompleksinės renovacijos paskatas ir rasti savo vietą kaip atskira grupė ir programos. Tai bendrai žiūrint, mes turime labai mažą dar tik tai elementą, kurį ir toliau tobuliname, tai yra tam, kad išvystyti iš esmės programą, kuri atspindi ir sprendžia techninio nusidėvėjimo problemą, iš esmės pavienių pastatų atžvilgiu, tačiau turime eiti ir žiūrėti gerokai plačiau. Atsakant į klausimą, kiek sutrumpėja, ar sutrumpėja perinant prie skydinės renovacijos ir inovacijų, tai be abejo sutrumpėja. Tai skydinė renovacija arba industrinė statyba, jinai didžioji dalis darbų, kaip jau ir buvo pristatyta, iš esmės yra atliekama ne statybos vietoje. Tai yra atliekama visai kitomis sąlygomis, visai kitomis technologijomis, tai yra didesnis tikslumas, yra parengtumas ir kompiuterizavimas. Tai yra ir galimybė, ir iššūkis. Tai iššūkis tam, kad pasikeičia visas grandinė, kaip veikia, sakykime, visas tas renovacijos procesas, kaip vyksta renovacijos eiga, tai yra didelė dalis darbo yra atliekama gamyklose, bet tai sąlygoja ir tam tikrus iššūkius, nes reikalingos yra tiek pajėgumų išvystymas vietoje, reikalingas yra ir prie pastato jau dirbančių statybininkų, sakykime, perkvalifikavimas arba supratimas, iš esmės, kad jie turi būti iš statybininkų būti perorientuoti į montuotojus, galbūt galima tai būtų pavadinti. Ir reikalingas yra, aišku, susidėliojimas viso proceso nuo pačios projektavimo eigos, skaitmeninių sprendimų dėl pastato skanavimo ir panašiai, kol daeinam iki konkretaus projekto. Iš esmės, industrinė statyba statistiškai rodo, kad jinai sutaupo 20–50% laiko statybos vietoje. Kai kalbam apie visą projekto gyvenimo ciklą, galbūt nėra tai toks labai reikšmingas skaičius ir čia nėra galbūt vienintelis arba didžiausias privalumas, kai mes einam ir prie skydinės renovacijos, todėl kad skydinė renovacija, jinai vis tiek yra renovacija, vadinasi, tie visi civiliniai procesai dėl sprendimo priėmimo, dėl po to pastato pridavimo, jie niekur nedingsta ir mes norime peržiūrėti visą tą procesą iš esmės programoje, tai yra tas visas prastovas, kaip mes jas vadinome, iš esmės panaikinti tam, kad procesas vyktų kiek galima sklandžiau. Tai čia taip natūraliai ir pereinu jau prie to, kas yra konkrečiai daroma prie skydinės renovacijos. Šiai dienai tai yra įsteigta skydinės renovacijos darbo grupė, kuri turės rytoj čia susitikimą. Ir šitos darbo grupės kontekste yra analizuojami visi technologiniai apribojimai, technologiniai klausimai ir siekiama surasti tos atsakymus į kylančius klausimus, tai yra kas yra ta skydinė renovacija, kaip turi būti sprendžiamas vieni ar kiti klausimai. Periname jau prie etapo integruoti į programą, tai yra būtent tie pokyčiai, kuriuos įtakoja skydinė renovacija, jie turi būti atspindėti programai ir turi būti vertinti, kad procesas vyktų sklandžiai ir tada jau eisime dirbti prie rinkos vystymo, tai yra turėdami visus tuos atsakymus, turbūt žinomumo, aiškinimo, plėtros informacijos etapas yra labai svarbus. Lygiagrečiai, kas vyksta, tai yra pilotinių projektų gyvenimas. Turime 7 pilotinius projektus, 4 iš viešojo sektoriaus, 3 daugiabučius, su kuriais yra pasirašytos sutartys dėl skydinės renovacijos. Ir tie projektai, tikiuosi, jau labai greitų metų galės būti pristatomi visai plačiai visuomeniai, kaip vyksta tie visi procesai. Ir ne tik pavyzdinį stendą galėsime turėti, bet ir atvykti prie konkrečių skydinės renovacijos būdų renovuotų pastatų ir pasižiūrėti, kaip jie vyksta. Ir taipogi turim tarptautinę techninės paramos projektą, apie jį nesiplėsiu, nes turėsime antroje konferencijos dalyje, po pietų turėsime bent kelis pristatymus iš šito projekto atstovų, iš Kauno technologijos universiteto atstovų, kurie pristatys savo įžvalgas ir pasiūlymus vykdant šitą projektą. Paskutinė skaidrė, nes baigėsi laikas. Noriu pasakyti, kad bendrai visas darbas su šituo sektorium, su daugiabučių renovacija, mes jį skiriam galbūt į du etapus. Tai pirmas etapas tai yra daugiabučių renovacijos
programos visas tobulinimas ir atnaujinimas, integruojant tos atskirus elementus, kurie buvo pristatyti kaip atskiras paprogramas, peržiūrint visą procesą. Ir atitinkamai sekantis etapas bus visos šitos sukauptos patirties ir priimtų sprendimų integravimas ir plėtojimas jau einant į kitus pastatų gyvavimo ciklus. Tai tiek, ačiū labai.